you see I love you. Words don't come easy. Words don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. Well, I'm just a music man. Melody so far my best friend, but my words are coming out wrong, and I reveal my heart to you and hope that you believe it's true. 'Cause words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. This is just a simple song that I made for you on my own. There's no hidden meaning, you know, and when I say I love you, honey, please believe I really do. 'Cause words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. It isn't easy. Words don't come easy. Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. Don't come easy to me. This is the only way for me to say Tai yra po insulto, dėmesio stoka, jūs hiperaktyvumas, galite gal trupučiuką apie savo Aš galiu gal truputėlį papasakoti apie savo patirtis. Aš išbandžiau pleistrus ant savęs pati ir išbandžiau vaikam. Tai Bernardui naudojau pleistrą, kuris yra Focus ir čia rašoma, kad study like never before. Tai jis kalba apie tai, kad studijuok kaip niekada anksčiau. Jis padeda sutelkti dėmesį. Ir Bernardo klausiau, tai papasakok, Bernardai, trumpai, kaip tau atrodo, pleistras veikia ar nelabai? Jisai veikia, iš tikro veikia. Aš, praeitais metais, kai mokiaus be pleistrų, tai kaip ir sunkiau buvo, daryti kokią užduotį. Kaip sunkiau. Bet pleistrai padeda tau susikaupti kažką tenais. Atrodo, kad neveikia, bet sako, kad aš atlikau užduotis, kurių praeitais metais nenorėjo, negalėjo atlikti. Ką tai šakia, kaip įdomu. Dar aš šada, ačiū vaikai. Ir jums neskaudėjo, viskas buvo gerai, neišėjo. Šaunuolė. Dabar aš pratęsiu dar toliau po insultų, yra nerimui nuimti, autizmui, įsivaizduokite, miegui pagerinti, tai yra sudėtinga miegą sureguliuoti, bet mes jau žinom, mes patys naudojam, šeimoje naudojam, tikrai geriau miegi. Bipolinis sutrikimas, sąnarių skausmai, bursitas, lėtiniai skausmai, depresijos gydymas, įsivaizduoti, atsiranda nemedikamentinis depresijos galimybės gydyti depresiją, akių gydymui. Mes nebandėm akių, nesam oftalmologai tokių pacientų, nebendravom su tokiais. Kraujospūdžio reguliavimui, imunitetui, išsėtiniai sklerozė, potrauminiai skausmai, epilepsija, drebulys, spengimas ausyse, irgi šito neišbandėm. Kviečiam pabandyti jūsų
tremoras rankų, labai efektingai buvo, reiškia, turėjom, reiškia, žmonės, kad rankų tremoras toks, nu, jis tikrai pagerėjo. Galvos svaigimas, svorio reguliavimui, mėnesį panaudojus, statistika rodo ir mūsų patirtis, kad svoris numetamas 6-7 kg normaliai, reiškia, bet reikia visą mėnesį jau naudoti. Vyrų seksualumui gerinti, odos lygos. Ir reiškia, mes su Rasa turim, reiškia, fotografijas, kada tokias susirgimas bjaurus kaip psoriazė praėjo, įsivaizduojat. Toliau, reiškia, žalingi įpročiam, rūkimui, gėrimui, alkoholiniam gėrimui, galbūt ir narkotikam, nežinom, nes su jais nieko jokio. Dar šitų neišbandėm, bet esam išbandę, aš pati ant savęs išbandžiau pleistrą, kuris yra Freedom nuo skausmo. Tai jis tikrai padeda nuimti skausmą, tiek bandžiau sau, nes skaudėjo ranka po darbų fizinių ir sunku buvo ištiesti delną, tai pavyko, ta prasme, kad nuima skausmą per kelias dienas ir iš karto nuima ir po kelių dienų juntamas toks palengvėjimas, kad tai nenuima 100%. Sūnų įkando mašalas į koją, sutino kulkšnis tiek, kad nesimatė kauliuko, užklijavau pleistrą ir sūnus sako, kad tikrai yra lengviau. Sako, tai nenuėmė patinimo visiškai, nedaro kažkokio keisto, neįprasto stebuklo, bet palengvina buvimą, tai tikrai. Ir ramybės pleistrą išbandžiau paties ant savęs, auginu 3 vaikus, tai labai jaučiasi, kad ramybė, kuri vadinasi Peace pleistras, tai jis atrodo tokio pakuotė, būna irgi 28 pleistriukai kaip ir visose pakuotėse, tai jis veikia